Taigi sveiki ir šiame epizode pagal šito žmogaus idėją mes žiūrėsime farus, tai farų sulaikymas su narkotikais. Tai galime pradėti žiūrėti. Patruliuojančio ekipažo pareigūnai nusprendžia patikrinti nuošalioje vietoje stovintį automobilį. Labas vakaras, patrulių rinktinė, vyriausias patrulius Vitkievič, ką veikiat? Laukiu draugą. Vienas laukiat? Nu, jo, laukiu. O pats iš kur atvažiavot? Iš namų. Iš kur atvažiavot? Iš namų. Geras pasiteisinimas pareigūnams. Jaunuolis leidžiasi į draugišką dialogą su pareigūnu. Kažkaip žiūrit į mūsų pusę, tai lyg persigandęs visas, nelabai suprantam. Dokumentą turit? Nežinokit. Žmogų tiesiog sustabdė dėl no reasono. Kaip jis negali būti persigandęs? Bum! Jo. Gal draudžiamų daiktų kažkokių su savim turit? Nu, ne, pareigūnė, neturiu iš narkotikų daiktus. Neturit? Ne. Nu, aš tiesiog, jūs man uždegėt šviesas į veidą, ir galvoju, kad jūs čia kokio, nu, nežinau, reidą darot, kažkas tokio. Nu, dirbam, patruliuojam. Čia draugas jūsų? Jo, jo. O jie atvažiavo? Kaip, jis iš parduotuvės atėjo. A. Liko 7 minutės iki parduotuvės pabaigos, tai mes atvažiavom parduotuvę. Žiepulėlį jam reikėjo atidaryti. Gerai, pasidėkit mašiną. Netrukus iš parduotuvės grįžta. Aha, tai iš parduotuvės jau draugas grįžta. Įdomiai. Ta vairuotojo draugas. Policininkas nusprendžia apžiūrėti, ar jis neturi draudžiamų daiktų. Viskas. O šiaip kaip vakaras. Kaip sakot? Kaip vakaras jau. Nu, prasideda tik tai. Pamaina dar naktinė visa prieš akis. O daug pagavom? Įvairiai. Pirmą kartą tikrina pareigūnai. Pirmą kartą. Sulaikymas su narkotikais. Nu gal pirmą kartą, nes dar nė kartą nėra sulaikė. Jeigu būtų sulaikę, tai manau ir būtų pasodinę. Jo. Baisu? Ne, kažkaip žmonės. Teisingai. Tik šiaip žmonės kartais pasimeta. Nu, tik kad. Dažnai sako, nieko neturiu, paskui atsiranda. Tai pas jūs nieko nebus. Nu ne, o kas pas mane gali būti? Ne, aš tik tai klausiu. Gal draudžiami daiktai, narkotinės medžiagos. Ne. Nevartojat? Ne. Taip, kolega, pažiūrėkit kuprinę, prašau, pas. Jūsų kuprinė? Taip, Draugo kuprinė? Ir daiktai viduje draugo. Keleivio vietoje guli kuprinė. Pareigūnas dar kartą perklausė, ar tikrai jaunuoliai neturi draudžiamų daiktų. Ir draudžiamų daiktų nėra. Netvirtai. Išvydęs policininko rankose savo kuprinę, jaunuolis praranda amą. Yra ar nėra? Opa! Prigautas. Slėpė ir prigavo. Nu įdomiai. Ką? Deklaruok kur. Kaip? Kurioje vietoje čia? Nu va matot, aš kaip sakau, jūs sakot vakaras tik prasideda ne tik šiandien mum, o ir jum. Kiek yra? 0,3 gavom, 0,4. Pas draugą rasim taip pat. Sakykit, rasim Ką? pas jūs draudžiamų daiktų. Tikrinkit. Ne, sėdėkit jūs, aš klausiu, ar jūs rasim? Rasim pas jūs. Pas mane? Taip. Nu ne, pas mane tikrai Pas manęs nieko nerasti. nerasi. Maišelis maišelyje. Ir aš šiek tiek suprantu, čia kažkoks lūpas, nes maišelė. Sorry, aš sugadinau biškį savo paties smegenis. Nežinojau. Pirmą kartą sužinojau. Oi, tu savo, o ne? Neįsivaizduoju. O jame, kaip įtariama, narkotinės medžiagos. O žinojot, kad draugus turi narkotinį? Ne, nežinojau. Tai aš kažkaip galvoju, kad žinojo, dėl to vat ir labai jaudinotės. Todėl mes ir prie jūsų privažiavom. Įtariamasis sulaikomas. Profesionalus pareigūnas Nepasisekė draugeliui. akimirksniu pagavo įtampą vairuotojo veide ir balse. Intuicija pasitvirtino. Naktinė pamaina prasidėjo nuo sulaikymo. Prezervatyvas. Čia tuščia. O čia yra. Oi, koks kvapas stiprus. Maišelyje pakuotė su marihuana ir priedai reikalingi narkotinės medžiagos vartojimui. Čia jau matosi pavartota, vaikinai pavartoja, cigaretės nulaužta, maišytos narkotinės medžiagos su tabaku.
akivaizdžiai vartoji ne pirmą kartą, yra tam priemonės trinti, smulkinti, grinderis vadinamas panaudotas tas smulkintuvas. Zazu. Na va, tai pamatėt, kas nutinka, jeigu vartoji narkotinės medžiagas. Tai nevartok narkotinių medžiagų ir sportuok. O tai gali padaryti, plius dar prenumeruodamas mane.